Melas ir nieko daugiau. Nenuostabu, kad karo metu tiek Ukrainos, tiek Rusijos kryptimi skrieja milžiniški kiekiai informacijos. Jos turinys nukreiptas į visus socialinius sluoksnius. Tačiau čia rusai turi problemą. Dėl Ukrainoje liejamo kraujo iš Rusijos pasitraukė visi pasauliniai socialiniai tinklai. Agresoriui tenka sukti galvą, kaip pasiekti savo liaudį ir kaip vykdyti propagandą už režimo sienų. Deepfake tai yra, turbūt reiktų sakyti, socialinis reiškinys, kuris susidaro iš dviejų dalių. Tai iš įrankio ir žmonių elgsenos. Tas įrankis tai yra, kai per pastarį dešimtmetį ištobulėjo įvairūs dirbtinio intelekto modeliai, atsirado galimybė gan su nedidelėm sąnaudom generuoti įvairius tikroviškus vaizdus ir garsus. Ir žmonės atrado galimybę juos panaudoti sukčiavimo, apgavystės, dezinformacijos tikslais. Pats terminas deepfake atsirado šiek tiek įdomiai. Jis atsirado tokiam Reddito socialiniam tinkle ir ten buvo vartotojų grupė, kuri dalinosi pornografiniais vaizdais. Jie patys juos konstruodavo ant tipinių pornografinių scenų. Jų tikslas būdavo uždėti kokias žymes aktorės. Ir atrodytų, kad tose scenose nusifilmavo žymų žmonės. Ir jie tai darė savo pramogai, toksai kaip buvo hobis. Bet po to iš jo atsirado ir išsiplėtė kitų taikymų ir tai mes turim tokį reiškinį dabar. Kažkokio turinio sukūrimas, kuris yra įdomus, kuris gali būti populiarus žmonių tarpe, bet jis nebūtinai turi būti tikras, jis nebūtinai turi būti atsiradęs spontaniškai, tai gali būti suplanuota operacija. Kaip pavyzdys Rusijos karo Ukrainoje metu, Rusijos viduje skleisti kažkokią žinią. Kai rusai užsidarė savo visus išorinius informacinius kanalus, tokius kaip YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn ir visą kitą sudėjo į blokuojamus sąrašus, jiems informaciją kažkaip reikėjo danešinėti. Tai viena iš tokių informacinių operacijų galėjo būti informacijos platinimas Rusijos viduje kitokiais kanalais. Kaip pavyzdys, elektroninis paštas. Gali siųsti jiems naują informaciją kažkokią. Dalis prasifiltruos per filtrus, dalis praeis. Žmonės kažką išgirs, kažką pamatys. Galimybė įsiterpti į radio eterį. Hakeriai nulaužė radio stotis, fizinės arba transliuojančias tik internete. Hakeriai nulaužė kabelinių tinklų transliacijas ir, pavyzdžiui, per Gazpromo televiziją, per visus kanalus buvo rodomas filmukas apie karą Ukrainoje, apie tai, kaip yra žudomi žmonės, apie tai, kaip yra naikinama civilinė infrastruktūra, kur nesusijusi karu. Tai, kaip verkia mamos, netekusius vaikų ir visa kita. Prasidėjus karui Ukrainoje Lietuvoje atsirado dar nematyta propagandos strategija. Buvo pasitelkta psichologija. Specialistai tai dabar vadina psichologinėmis operacijomis. Jų poveikis milžiniškas. Kertama ten, kur labiausiai skauda. Rusų kariai demoralizuojami per artimuosius. Psichologinė operacija aš pavadinčiau ir lietuvišką projektą, kurį kai kurie gyrė, kai kurie nekenčia. Yra toks projektas Call Russia, paskambinkime Rusiją. Projekto esmė buvo surinkti duomenų bazę rusiškų telefono numerių, kurią panaudoti galimybei rusiškai kalbantiems žmonėms paskambinti į Rusijos vidų. Kai tau yra uždaryti visi informaciniai kanalai, reikėjo į vidų suorganizuoti skambutį. Tai tu žmogui užėjusiam internete duodi tiesiog telefono numerį unikalų tam žmogui. Tas žmogus įma savo mobilų telefoną, surenka tą numerį ir gali kelias minutės pabandyti pašnekėti su Rusijoje gyvenančiu žmogu. Aš irgi tai vadinčiau psiopsinių operacijų vienu iš kanalų, kuriuo lietuviai gana neblogai pasinaudoja. Iš kur gauti telefono numeriai, aš manau, ten buvo visokių dalykų. Kai kurie buvo gauti legaliai, kai kur buvo nelegaliai. Dalis tų duomenų buvo iš Rusijos krašto apsaugos ministerijos, kariškių duomenų bazių, telefono numeriai tėvų, tų Rusijos kariškių, kurie pirmais mėnesiais jau buvo Ukrainos teritorijoje ir jau kur kariavo. Ir kai tu turi galimybę paskambinti ir papasakoti, kad jo vaikas nebegrįž, tai yra psichologinė operacija valstybės viduje. Rusai analogiškus įrankius naudojo Ukrainos pusėje. Prie Ukrainos sienos arba prie demarkacijos linijos, kur vyksta karas, rusai renka visų mobilių telefonų, kurie yra toje vietovėje, telefono numerius.
kai kuriais atvejais perimdami taip pat ir susirašinėjimą žinutėmis ir skambučius tėvams. Ir surinkę tokius duomenis, jie naudoja tos duomenis skambinimui ukrainiečių tėvams. Dar viena itin pavojinga propagandinė priemonė, daranti ypač daug žalos, lietuviško termino dar net neturi. Deepfake technologija gali pridaryti itin daug žalos, nes melagingą turinį tiesioginę tą žodžio prasme galima įdėti į bet kurio žmogaus lūpas. Jos įspūdingiausias veikimas tai yra padaryti vaizdą, kur žinomas žmogus kalba dalykus, kurių jis nekalbėtų. Tų pavyzdžių yra įvairių, dažniausiai jie taikomi yra politikam ir stengiamas, kad parodyti politikus arba iš blogosios pusės, arba per politikus ištransliuoti kažkokią melagingą, galbūt propagandinę informaciją. Tai reiškia, pats paprasčiausias pavyzdys, tai kažkokio paimti politiko kalbą, kur kalba realus politikas, ar ten Amerikos prezidentas, ar Vokietijos prezidentas, ar mūsų premjerė, ir į jų lūpas nematomai įdėti visai kitus žodžius. Tai toks yra dažniausias tikslas, su juo dažniausiai stengiamasi pasiekti tokio labai greito momentinio poveikio, nes jo burtai, jie greit išsivadėja, tie žmonės gali paneigti, labai nesunku yra patikrinti, kad tas žmogus taip nesakė. Tai toks yra sukelti kažkokias trumpalaikės bangas, galbūt labai tai galėtų veikti prieš pat rinkimus, prieš pat rinkėjam einant balsuoti, paleisti kažkokią tokią stiprią propagandinę žinutę, galbūt kai kažkurie rinkėjai nespėtų patikrinti nepriklausomai tos informacijos, galbūt patikėtų tuo apgavystę ir tai galėtų pasukti jų balsavimo pasirinkimą kitą linkme. Gali skambėti absurdiškai, tačiau vadinamojo deepfake kūrimas nėra įvardyjamas nusikaltimu. Pasaulis tai vadina netgi menu, nors be jokių skrupulų yra taikomas į žmogaus atvaizdą, lytį, orientaciją, į ką tik patinka. Tokiu būdu propagandos teatre atsiranda naujas žanras. Dažnai kalbam apie įrankius, tai tie patys įrankiai jie nėra nusikaltimas, kaip ir peilis yra įrankis ir jį galima panaudoti ir labai teigiamiam tikslams, ir labai neigiamiam tikslam. Tai pačios technologijos nėra nusikaltimas ir turbūt nėra verta jų uždrausti, nes su jom galima padaryti ir gerų darbų. Gal porą pavyzdžių iš tų gerų darbų, tai pavyzdžiui, tas pačias deepfake technologijas arba technologijas, kurias mes priskirtume deepfake, naudoja, pavyzdžiui, Holivude atjauninti aktorius. Ir taip, iš esmės, tai atveria naujas galimybės kinematografijai kurti įdomesnius filmus, kurti labiau traukiančius filmus, labiau žaisti laike ir panašiai. Ir turbūt tų meninių galimybių ar kitų galimybių, edukacinių galimybių yra daug. Tai tas įrankis turi ir teigiamas pusės, bet jį gali panaudoti ir neigiamiam, piktiem dalykam ir falsifikuoti, klastoti, daryti propagandinius įrašus. O tokios veiklos jos ir savaime ir dabar yra nelegalios, draudžiamos ir tiek civiliniam kodekse, tiek ir baudžiamajam kodekse yra straipsniai, kurie neleidžia to daryti. Žmonės turi savo atvaizdo apsaugą ir jie negalima be žmogaus žinios paimti jo atvaizdo, kažką padaryti ir ypač tai yra net aiškiai įrašyta civiliniam kodekse, kad negalima žmogaus atvaizdo panaudoti žeminančiais tikslais ir neigiamais tikslais be jo žinios. Tai kaip ir tai yra nusikaltimas, jeigu tai panaudota yra nusikalstamų būdų tiesiog. Deepfake kūrimą kai kas priskiria į meną, į kūrybą. Kai kuriais atvejais tai tarsi multikas. Multiplikacinis filmas, kurį tu žiūri ir tau neaiškus turinys, tau nesvarbu, kokie yra veikėjai, kurie yra nufilmuoti. Bet dažnai tam naudojama žmonių atvaizdas, tam naudojama žmonių kalba. Kontekstas, į kurį yra įmaišoma tikrojo turinio. Kai kuriais atvejais 60-80% yra tikrojo turinio, kuris egzistavo, kuris yra tikrai nufilmuota. Plius dadedant fake newsus kažkokias, kurias sugeneravo pagal scenarijų, tas, kas reikalinga tam, kuris kūrė arba tam, kuris platint. Tai deepfake atveju aš ko gero labiau akcentuočiau ne kūrimą ir turinį, o tokio deepfake platinimą. Toks deepfake'as, jeigu platinamas oficialiais kanalais, pavyzdžiui, nulaužus valstybinė interneto svetainė, nulaužus kažkokį žinomą portalą, nulaužus žinomus naujienų kanalų, skaitmeninis, YouTube'as ir panašus. Ir dar, ko gero, užakcentuočiau tai, kad nusikalstama veikla turėtų dar laikoma, yra tokia savoka dirbtinis amplifikavimas. Ne tik paplatinti turinį, bet ir kitom priemonėm padėti jam tapti populiariu. Žiniasklaidos kiti kanalai išlaužti,
perpublikuoja tai. Į influencerių kanalus irgi atsiranda paminėjimas to dalyko. Ir ateina masė žmonių, kurie mato. Dalis tų žmonių gali ateiti iš kokių nors Telegramo kanalų, kurie kaip ir uždari, bet turi didelę auditoriją. Tai gali būti Facebooko postai, tai gali būti postai X-e, buvęs Twitteris ir kitos socialiniuose tinkluose, kur yra ta auditorija, kuriem įdomus tas deepfake'as. Jie įsivaizduoja, kad tai yra tikras daiktas ir įtiki tai. Aš manau, tokia veikla yra vis dėlto kriminalinė. Ir kai kuriais atvejais netgi nusikalstama iki valstybės išdavimo dalies. Ne deepfake operacija, tačiau Lietuvos reputacijai skaudžiai buvo kirsta prieš 4 metus. Piktavaliai įsityčiojo iš Vilniaus Santuokos rūmų. Ar galima Lietuvoje filmuoti pornografiją? Pagal statymą ne. Redaguoti jos kaip irgi negalima. Saugoti negalima, platinti negalima. Bet jeigu kažkas namuose to užsiims, niekur nedės neplatins, kaip ir leistina turbūt. Praeityje yra buvę situacija, kai žinomose Lietuvos vietose nufilmuota pornografija, pavyzdžiui, Vilniaus Santuokų rūmuose, ant to stalo, kur žmonės pasirašinėjo savo santuokos dokumentus, kur yra dedami žiedai, sakė, ten buvo atliekami lytiniai aktai. Ir tai buvo ne deepfake'as. Tai buvo tikra situacija. Visą tai buvo paskui platinama, uždėtas antraštis, kad tai yra Rusija, nufilmuotos rusiškos cerkvės, kurios tiesa buvo taip pat Vilniuje. Ir galima ir negalima. Nėra klasifikatoriaus ir iš kitos pusės nėra numatytų baudų ar kriminalinio persekiojimo tokių žmonių, kurie visą tai kūrė, platina savo naudai arba kai kuriais atvejais turbūt užsakomai gamybai, kai užsako valstybės, politiniai oponentai, o kai kuriais atvejais gal net ir komercija. Itin pavojingas deepfake panaudojimas dezinformaciniais tikslais buvo fiksuotas prieš gerus metus, kai buvo sufalsifikuotas Volodymyro Zelenskio kreipimasis, esą Donbase ukrainiečiai sudeda ginklus. Tai jau labai pavojingas išpuolis, kuriuo tikėtina patikėjo tūkstančiai. Užkirsti kelią tokiems išpuoliams sunku, tačiau įmanoma. Tuo visų pirma turi pasirūpinti pati valstybė. Vienas pavyzdys, kuris yra nukreiptas į garsų įrašų autentiškumo tikrinimą, yra padarytas dirbtinio intelekto modelis, kuris bando atsekti, ar įraše esanti kalba yra natūrali žmogaus ir remiasi tokiom idėjom, kad žmogus negali kai kurių garsų ištarti vienas po kito dėl esančių fizinių savo kvėpavimo takų apribojimų. Dirbtinio intelekto generuoti audio failai, jie neatsižvelgia į tas fizinės žmogaus savybės, jie gali greičiau pasakyti, jie gali pasakyti tokius garsus viens po kito, kur šiaip žmogus to padaryti negalėtų. Yra sukurti įrankiai, kurie remiantis šitą idėją gali pakankamai dideliu tikslumu, jie sako, kad tai yra 99%, identifikuoti, ar įrašas yra sugeneruotas dirbtinio intelekto technologijom, ar jis yra visgi autentiškas ir ten kalba gyvas žmogus. Kol kas tai yra bandymų stadijoje, kol kas tie įrankiai nėra gal labai plačiai naudojami, bet kadangi technologijos vystosi greitai, tai mes jų matysim kuo toliau, tuo greičiau, tuo labiau, kad ir socialiniai tinklai jie irgi investuoja, kad atsirastų tokie įrankiai. Užkardyti įmanoma tik tai technologiniam priemonėm. Stebėsena, manau, turėtų būti vykdoma iš valstybės pusės, kontržvalgyba, vietinės saugumo institucijos, gal net pavieniais atvejais policija. Aktyvūs piliečiai, kurie supranta, kad tai gali būti neaiškus turinys, neaiški jo kilmė, neaiškus autentiškumas, tikrumas, jie turėtų būti skatinami raportuoti apie tokius dalykus, gal net piniginiam premijam. Kad žmogus, kuris yra aktyvus, kuris ten į dieną savo kelias valandas skiria deepfake'ų, fake news'ų ir kitų neaiškių dalykų turinio analizai ir raportuoja tikrą, netikrą, gal faktų čekinimui, jis turėtų gauti atlygį. Gal tai bus vienkartinis atlygis už vienkartinį atliktą darbą, o gal tai bus kažkokia premija metų gale patiem aktyviausiam. Ir aš manau, kad toks dalykas turėtų būti populiarus Lietuvoje. Informacinio saugumo ekspertas Marius deepfake atvejus medžioja ir pats. Jo pagalbos prireikė pornografijos purvu aptaškytai moteriai. Galima tik įsivaizduoti, kokia buvo padaryta reputacinė žala, kai netikras turinys sklido po visą pasaulį. Aš turiu pavyzdį su savo vienu iš nagrinėtų atvejų Lietuvoje,
kriminalinis nusikaltimas padarytas. Mano klientės 3 video suklijuoti, kurie buvo lengvos erotikos elementai. Priekiai įdėta porno žvaigždė su porno elementais, nerodant žmogaus veido pilnai, kuri buvo labai panašiai mano klientė. Visą tai sumontuota į vieną video ir išplatinta per patį populiariausią pasaulyje porno socialinį tinklą. Mano klientė patyrė didelius nuostolius, mes radom, kas tai padarė. Atpažinimo procesas buvo labai sunkus. Pirma problema buvo tokia, kad reikia įrodyti klientį, kad jinai pasižiūrėtų tą video, nes tai buvo sudėtingas turinys, ašaros ir visa kita. Ir kai žmogus supranta, kad tikrai ten nėra jis jau tą supranta. Jeigu žiūrėti į tai, kad mes esam žmonės iš gatvės, kurie nedalyvavo tam filmavime, mes tik žiūrovai, atpažinti tikrai yra sunku. Ir kai kuriais atvejais mes galim pasakyti, kad mūsų abejonė yra 80% prieš 20%, kad gal tai tikrai yra tikra. Tik taip. Technologinių priemonių normalių kol kas nėra. Pavieniais atvejais žmonės sako, kad galima atpažinti pagal dažniau mirksinčias akis, žvilgsnį į kitą pusę ir panašiai, bet dirbtinio intelekto robotizuotos sistemos, kurios yra skirtos tokiam turiniui generuoti, jos yra apmokamos. Ir jeigu mes šnekam dabar, kad mes turim ten 10 požymių, kurie mums padės atpažinti deepfake'ą, aš galiu pasakyti, kad ana pusė lygiai taip pat. Turim 10 požymių, tai mes turim 10 klaidų, kurios mūsų robotizuota, automatizuota sistema reikia ištaisyti. Ir visą tai ištaisoma per kelias dienas, per kelias savaitės, gal per kelias mėnesius, naujai apmokant tos robotukus, kurie generuos tokį turinį. Tad kažkokio algoritmo, kažkokio būdo, kaip identifikuoti, kad tai yra deepfake'as ir kad tai nėra tikrai užfilmuotas turinys, labai sunku. Kaip atsiranda tos technologijos, kurios vieną leidžia, taip atsiranda kitos technologijos, kurios bando pagauti arba sutramdyti tą, ką nauja technologija leidžia. Tai kiek man yra žinoma, yra tikrai sėkmingų bandymų ir tai yra investuojami pinigai, dirba kvalifikuoti tyrėjai, kurie kūrė atvirkščius dirbtinio intelekto modelius, per kuriuos perleidus galimai suklastotą įrašą ar garso ar vaizdo būtų pasakoma tikimybė, kiek yra tikėtina, kad tas įrašas buvo sufabrikuotas, sugeneruotas dirbtinai, o nebuvo natūraliai įrašytas ar nufilmuotas. Tai ir tokių įrankių patikimumas yra pakankamai didelis ir čia turbūt didžiausias vaidmuo tenka socialiniam tinklam, nes iš esmės tų deepfake vaizdo ar garso klastočių veikimo principas, jisai paremtas socialiniais tinklais ir greita sklaida. Jeigu tos greitos klaidos nebūtų, tai kol tų įrašų pasidalintų, kol jisai pereitų per daugelio žmonių akis, jisai būtų identifikuotas kaip falsifikuotas ir kaip netikras. Tai didelė atsakomybė tenka socialiniam tinklam. Ir jie tos atsakomybės jau ir nebesikrato ten po paskutinių kaltinimų, nes tiek Facebookas, tiek kiti socialiniai tinklai per pastaruosius 5-7 metus gavo daug kaltinimų iš visuomenės, kad jie turi daug neigiamo poveikio. Efektyvių priemonių apsisaugoti nuo deepfake atakų kol kas nėra. Aš net ir savo pačio kai kurios interviu, kuriuos duodu, aš sakau, kad mano interviu tekstus ir mano interviu vaizdinę medžiagą galima sukarpyti ir sudėlioti taip, kad aš sakysiu visiškai kitus žodžius ir visiškai kitam kontekste. Jeigu paimti mano duotų interviu, kurių yra duota šimtais per paskutinius 20 kelis metus visą skalę, turėti mane skirtingam įvaizdį, skirtingos rūbose, skirtingose aplinkose, aš manau, gana nesunku bus tiek sugeneruoti deepfake'ą, tiek padaryti paprastą montažo darbus. Karpant žodžius, įdedant į lūpas tam tikras frazes, gal net ir gyvus mano pasisakymus, kurie buvo visiškai apie kitus dalykus. Ir tai panaudoti kaip deepfake'ą. Nėra unikalaus algoritmo, kaip tą išvengti. Išskyrus vieną dalyką, kurį aš naudoju savo kai kuriuos interviu, kai aš abejoju žurnalistais arba tais, kurie filmuoja tokią medžiagą. Aš papildomai filmuoju savo įrangą, o dar geresnis dalykas yra laivas, gyvas eteris, ar tai būtų virtualus, ar tai būtų fizinis dalyvavimas studijoje, kuris ištransliavus vieną kartą
tu jį gali karpyti, bet originalas, kuris buvo sugeneruotas pagal datas, pagal laiką smarkiai anksčiau, visą laiką įrodys tavo tiesą ir kad tas turinys buvo vis dėlto toks, o ne tas, kuris yra sumontuotas, iškarpytas. Ir nors toks melas, kai įsigalvoti žodžiai yra įdedami į žmonių lūpas, daro milžinišką žalą, jau gamybai tai reikia noro. Technologija gal ir sudėtinga, tačiau ją pritaikyti gebėtų bet kas, bent keletą valandų praleidę prie kompiuterio. Deepfake'as tiek generuojamas, tiek kūriamas yra labai pigiais technologiniais resursais. Yra jau programėlės, kurios leidžia pakeisti. Ir kai kurio deepfake'o kūrimui tai reikia turėti kelis dolerius, kelis eurus, net ne apie 100 šneka. Jeigu eina kalba apie ilgą video, tai tokiais atvejais gali eiti kalba apie kelių šimtų eurų biudžetą, kuris yra reikalingas susimokėti už deepfake'o generaciją tam tikriem informaciniam produktam, dirbtinio intelekto produktam, kur tu įkeli video, įkeli balsą, tavo lūpas sustumdo pagal tai, koks buvo garsas arba tekstas, nes kai kuriais atvejais, jeigu eina deepfake'as tiek video, tiek audio takelį taip pat atskirai susigeneruoja. Technologiškai man yra tekę matyti sprendimų, kurie kainuoja nuo kelių iki 14 tūkstančių eurų, kuriuos tu gali turėti tiesiog kaip įrangos komplektą namuose ir tau nereikalingas joks internetas. Technologijos ir naujoji kompiuterinė įranga tapo tokia galinga, tokia greita, kad deepfake'us tu gali generuoti namuose, neturėdamas interneto ir neužsakydamas pas išorinius kažkokius paslaugų tiekėjus. Taip, tam reikės daugiau darbo, taip, tam reikės keletos mėnesių, taip vadinamo apmokymo proceso ir jūs turėsite savo robotuką, kuris galės jums generuoti. Deepfake operacijos fiksuotos per Jungtinių valstijų prezidento rinkimus, tuomet piktavalių herojumi tapo pats Donaldas Trumpas. Pagal rusiškas melodijas yra šokę Lietuvos politikai. Dabar gan intensyviai ši priemonė naudojama Afrikoje, kur interesų turi Kinija, Rusija ir kiti pasaulio galingieji.